Jei ką, skambink mamai ir šiandien pas mūsų Grete svečiuojasi Violeta Jurgaitienė, kur yra tokia plati asmenybė, kad net nežinau, kaip ją pristatyti. Gydytoja, verslininkė, Aum Wellness Clinic įkūrėja. Violeta, laba diena. Labą dieną, Gitana. Sakykit, pirmiausia, gal ir pradėkime nuo tokio paprasto, kas mano amžiaus moteriai labai aktualu. Kada buvo tas rytas, diena ar momentas, kaip jūs atsikėlėt ir nusprendėt, va nuo šiandien aš gyvensiu ir amžėsiu sveikai ir laimingai? Atsimenat šitą momentą? Aš taip nusprendžiu beveik kiekvieną rytą ir galvoju, kad aš dar nedarau pakankamai dėl savęs ir savo amžėjimo taip, kaip aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti. Bet aš labiau turbūt atsimenu, bet neatsimenu tiksliai, bet atsimenu prieš kažkiek metų, kažkoks turbūt 15 metų, kad aš supratau, kad aš nebegaliu nekreipti dėmesio į savo kūną ir nebegaliu jo išnaudoti, tik tai ten gręžti ir galvoti, kad jis vis tiek man veiks, nes supratau, kad jisai man nebeleidžia daryti to, ką aš noriu, būti nerežime ir jaustis gerai. Tai buvo prieš metų galbūt daugiau negu 15. O kokie konkrečiai buvo tie ženklai, ko nebegalėjot, pavyzdžiui, daryti? Aš buvau labai versle daug metų ir labai aktyviai ir labai ten daug vairuodavau, susitikinėdavau Lietuvoje, net Lietuvoje skraidydavau. Ir, jeigu aš turiu susitikimą kažkur Rygoje, pas kelis, tai aš galiu ryte išvažiuoti 5, nuvažiuoti ten, susitikti kelis žmonės, labai žmonės ten tokio aukšto lygio ir labai su didelė energija. Ir po to aš galiu parvairuoti išgerus kavos, tai paskui aš supratau, kad aš nebegaliu važiuoti tą pačią dieną, aš turiu važiuoti iš vakaro, kad aš nebegaliu grįžti vakare atgal skaudančią galvą, aš turiu grįžti kitą dieną ir likti. Ir tai nutiko jau prieš kažkiek laiko. Tai buvo pirmi ženklai, kurie, aš pastebėjau, kad aš nebegaliu daryti tų pačių savo, nes darbas man buvo visą laiką tai, kas visą laiką draivino viską ir aš esu maniakė darboholikė visose srityse. Testą genetinį pasidariau, parodė. Darboholikas kraštutinis. Ir tai man pradėjo trukdyti, tada aš pradėjau galvoti, negali čia būti, aš čia baigiau mediciną, aš tiek visko žinau ir aš negaliu savęs užbūstinti. Bet mes juk dažniausiai tokiu atveju sakom, vadinasi, senstu yra ir aš jau nebegaliu padaryti to, ką galėdavau padaryti 25 ar Gretės metų, ar ne. Ir taip nurašom ir tiesiog susitaikom su tai, kad mūsų tas organizmas, jis kažkaip silpsta, reaguoja, mes truputį nebelabai patinkam savo veidrodyje, bet jūs ieškojot šaknų ir vis tiek buvo kažkoks informacijos srautas, matyt, kuris užkabino arba metodai, kurie kažkokiems žmonėms padeda išlaikyti ir grožį, ir sveikatą. Taip, pirma mintis buvo, kad taip, aš jau senstu, bet tai, aš dabar net negalvoju, kad aš jau čia labai senstu, bet tada prieš 20 dar labiau turbūt, bet taip, aš pagalvojau, kad aš senstu, bet po to pagalvojau, kad, aš nenoriu, ne tai, kad senti, bet aš nenoriu turėti apribojimų savo gyvenime, aš nenoriu atsisakyti dalykų, kurie man patinka, aš nenoriu bet ko atsisakyti ir aš truputėlį gal esu toks aferistas žmogus, kuris aš galvoju, jeigu dabar medicina išgydo tokias ligas, kurių neišgydė prieš kažkiek metų ir mes nesugebame savo energijos subalansuoti, nesugebame ten kažko išgerti, kol tu dar nesergi, kad tu turėtum kažkiek jėgų, kad tavo smegenys veiktų, tai man yra numeris 1 turbūt, kad veiktų mano smegenys. Aš labai mėgstu, aš turiu turbūt gal tokį dalyką, kad mano galvoje sukasi daug minčių visą laiką ir jeigu jos man pradeda strikti kažko arba aš negaliu sugalvoti, mane nervina, tai šitas gal vėliau šnekėsim, tai man buvo nutikę, iš tiesų dabar supratau, kad kai man prasidėjo menopauzė, tai aš galvojau, šakės, kad tu negali susikaupti. Tai aš galvoju, kad mes turim tą gyvenimą, kurį turime, mes jį galime nugyventi taip, kaip mes norime, jeigu turime tam pakankamai žinių, galimybių ir turbūt užsispyrimo arba motyvacijos, ir aš nutariu padirbėti to klausimą. O kaip šiandien, nes jūs esate
to žodžio tikriausiai ilgamžiškumas atnešėja į Lietuvą. Tikrai. Labai gerai, atsiprašau, greitai, kad pertraukiu, bet aš priminsiu, kad aš iš tikrųjų Lietuvoje pirmą kartą išgirdau iš Violeto šitą, ne, žodį aš tą girdėjau, bet tai, kad jis jau veikia Lietuvoje, aš išgirdau iš Violetos ir staiga dabar jau mes šitą žodį girdim visur kasdieną po 3-5 kartus. Taip, ir šiaip tiesą pasakius, man gal tas žodis tokio aktualumo anksčiau neturėjo. Ten gal kaip perkovi 30, gal šiek tiek daugiau, bet aš labiau būčiau linkus galvoti, kad dabar yra tiesiog toks didelis informacinis srautas ir tas žodis yra taip dažnai visose sritise vartojamas, nuo papildų, procedūrų, sveikatinimosi klinikų, iki mados prietaisų, ta prasme visiškai jis yra vos ne kaip informacinis triukšmas tapęs. Tai kur yra ta riba jūsų manimų tarp to tikro ilgamžiškumo ir kur yra tie žingsniai, kurie yra reikalingi jam pasiekti ir kur yra tiesiog marketingas? Ačiū Gitana labai, kad klausėte manęs prieš tų keletą metų, kai aš kaip apie tai pradėjau šnekėti. Taip, aš apie tai galvojau dar turbūt kokius 4-5 metus iki tol, kol mes pradėjome daryti, kol aš pagalvojau, kad mums reikia šitos klinikos ir kažkokio veiksmo čia Lietuvoje. Tai aš jau tai žinojau, gal tai nesivadino ilgamžiškumu tuo metu longevity, net nebeatsimenu kaip, bet jau kai darėm kliniką Lietuvoje, tai porą metų galvojom, kad turim daryti tai, kad vieta, kurioje galėtų žmonės ateiti, nes sveikata tai nėra tik tai kūnas fizinis, ten tavo kraujas, kaulai ir raumenys ar kažkokie smegenys, tai yra tavo emocijos, tai yra tavo savijauta, tai yra, ten siela, dar visokie dalykai, protas, kaip jaučiasi, kiek jis nuramintas, tai negali būti išsibalansavęs ir strese, ir nemiegoti, ir ten auginti vaiką, ir nevalgyti, ir būti longevity temai, nes lašnės. Tai taip, tai buvo longevity žodis, nes jis tada man atrodė, kad apie tai pradėjo šnekėti visokie iškilūs vardai, amerikiečiai, mokslininkai, Harvardai ir visi centrai medicinos, kas yra tikrai labai gerai, bet tai, kas vyksta dabar, tai aš galvoju, kad mes turim išbraukti iš mūsų klinikos pavadinimo longevity vardą, todėl, kad tai, mano manimu, kad tai nebėra tai, kas buvo, kokia mintis buvo pačioje pradžioje. Man jau nebesinori, kaip pat Gretė sakėte, kad kai jau išmatau longevity, aš jau noriu uždaryti tą puslapį, nes tai yra kaip marketingas, kuris yra tuščias ir kuris... Man atrodo, kad žmonės, kurie dabar pradeda daryti longevity kažkokius dalykus, tai jie paima tą žodį ir jį apipina bet kuo, ką jie turi pas save tam salone, kambarį ar kažkur, bet tai nėra jokios esmės, kas tai yra. Ir mano manimu, tai yra kaip, tai turėtų būti, net nežinau kaip suformuoluoti, tai turi būti kažkoks metodas kiekvienam individualus, nes mes žmonės esame labai skirtingi ir medicina, kurią turime mes iki dabar turėjome visame pasaulyje, tai buvo šabloninis, tokia standartinė vakarietiška medicina, kuri padaro tyrimus medicininius, studijas. Vyrai, moterys, nesvarbu, kas yra, fainiau aišku, kad vyrų daugiau, ten moterų, kad netrukdytų tai studijos rezultatams, tada padaro... Taip, nes moteris turi visokių ciklų, turi ten nėštumų, gali ten iškristi iš studijos nesužneišties. Ir tada, ir kam jiems, be to jiems ten tie hormonai, ten jos ten atsikelia blogai jaučiasi, neteis, neišgers, negalės, ten kažkas suveiks. Tai dar visai neseniai didžioji dalis visų medicinos studijų buvo daroma su vyrais ir tik tai moterims adaptuojama, kad bus gerai ir tai moteriškiai, jinai biški čia mažesnė, paskaičiuosim tuos jos kilogramus ir duosim jai. Taip. Tai realiai, jau nukrypom, tai kad mes visi esame vyrai ir moterys skirtingi, mes esame moterys skirtingos, mes esame skirtingo amžiaus moterys, tai negali mūsų prižiūrėti pagal vieną šabloną kažkada sukurtą arba ten tas naujas studijas, tai ta ilgamžiškumas arba manau, kad tai daugiau prevencinė medicina man labiau patinka, tai kad kiekvienas žmogus pagal savo ten tą genetinį ir visokį gyvenseną, pagal daug aplinką, kaip jis gyvena, kaip jis dirba pagal savo režimus, jis turėtų savo prisiderinti individualų, personalizuotą kažkokį gyvensenos ir
priežiūros ir ten judėjimo, ir mitybos, kas tinka, netinka miego režimo. Viskas turi būti padaryta pagal tave ir subalansuota tam, kad tu gyventum kuo ilgiau savo tą gyvenimą, kai tu turi jėgų, kai tu esi sveikas, kai tu turi energijos, kai tau nieko neskauda, ar tu ten guli lovai kelias dienas, nes ten, nežinau, kažką padarai, kaip rekomenduoja ten kažkoks protokolas. Tai čia apie tai, kad ir todėl, ir tai yra labai rimtas mokslas, ir tai yra ir genetika, ir epigenetika, ir tai nėra, kad bet kokia kursus baigusi moteris ar vyras gali parinkti personalizuotą jums priežiūrą. Ir mano klausimas, ar yra pakankamai specialistų, mes turim pakankamai, kurie galėtų mums paruošti tokias programas, mus sekti, mums padėti gyventi tuo eiti keliu. Ar mes turim profesionalų pakankamai? Pralinksminti jūs ar nuliūdinti? Ne, sakykit kaip yra. Aš įtariu, kad mums trūksta jų. Aš manau, kad pasaulyje trūksta tų specialistų ir ekspertų, todėl kad jų nieks neruošia ir iš kur jiems galima atsirasti, tai jie nebaigė jokių mokslų. Didžioji dalis žmonių dabar kažkokie atsiranda kursai mokslai ir bandoma būti toje srityje specialistais ir ekspertais. Bet aš pati mediciną baigiau prieš 30 metų ir daugiau žmonių, kurie baigė, mes nieko apie tai negirdėjome, mes apie hormonus moteriškus negirdėjome, mes apskritai tai, ką mes mokėmės ir dabar manau, kad mažai kas pasikeitė. Bet iš kitos pusės noriu pradžiuginti, nes aš esu labai mėgstu tikrinti viską, ką jau ten kiti žino, sakykime, tie patys, nežinau, vokiečiai, ispanai ir dar kažkas, tie patys amerikiečiai ir jų programas ir jų, ir netgi dažnai nuvažiuoju į kažkokią kliniką, tai noriu pradžiuginti, kad ten irgi jie labai, labai mažai apie tai žino, labai mažai žmonių, kurie tikrai gali tave nuskenuoti ir tau tikrai sudėti kažkokius akcentus. Didžioji dalis vis tiek naudoja kažkokius šablonus arba jiems toliai iki žinojimo. Bet gal čia irgi sistemos problema, kaip ruošia specialistus, medicina šiaip ir būtent gydytojų tam tikros srities jau yra pakankamai daug įdirbio reikalaujantis dalykas. Taip. O tas bendro paveikslo suvedimas, ko tikriausiai gal ir labiausiai pasigendi, ypač kai ištinka ne viena ūmi bėda, bet kai pradeda vyresniam amžiui tikriausiai daugiau sveikatintų sutrikimų ir tada norėtus, kad kažkas pasižiūrėtų. Ir nebūtinai vyresniam amžiui, kad ir jaunesniam, jeigu ten turi lėtinę ligą, nėštumas ir dar kažkas pažiūrėtų ir pasakytų, tokį bendrą paveikslą, net 3 specialistai iš savo sričių ir tada tu sėdi viena su 3 rekomendacijom ir nieko nespranti. Ir jos bet čia tikriausiai nesutampa. Dabar visos šalys, visos ten reguliacijos sveikatos apsaugos ir stengiasi padaryti sistemas, stengiasi sukurti ir labai visi nori tų žinių ir tų būti tais specialistais, nes jie labai dabar reikalingi, bet aš negalvoju, kad gali būti toks visapusiškas, čia tikrai turi būti baigęs ir mediciną, ir gyvenseną, ir turėti dar know-how, čia yra labai, labai sunkus dalykas, bet jeigu nori, tai viskas yra padaroma. Violeta, žinau, kad jūsų turite tokią turizmo mėgstamą kryptį, tai yra tas madingiausias wellness klinikos, ar ne? Ar jau kiek procentų tų pačių įdomiausių pasaulyje aplankėt ir kiek liko jums dar jas aplankyti? Kaip jūs viską čia žinote? Tai aš labai mėgstu daryti rinkos tyrimus. Ir kad jau neatrodyčiau čia ta pižonė, tai aš lankau ir tas labai fancy ir prabangės klinikas, todėl kad jos yra tikrai priekyje tų medicinos žinių ir man labai labai smalsu, ką jie daro ir ką jie gali pasiūlyti. Bet aš lankau ir bet ką, aš lankau Vilniaus mieste masažus skirtingus, ten skirtingose salonuose, nes aš viską, kas yra daroma gerai, kas liečia tavo gerą savijautą, man yra įdomu. Tai ir kitas dalykas, aš lankau daug metų Ajurvedą, kuri yra mėgėjai ir kur tu ten negali, bet kas atvažiavęs pabūti, nes ten karštas sutepa, ten maistas kitoks. Tai aš galiu ir man patinka ir tas, ir net nepasakyčiau, kas dabar labiau, bet esu aplankiusi nemažai tų topinių klinikų, bet topinių todėl, kad jos yra tikrai turi labai įdomias metodikas ir tikrai labai įdomių specialistų, galbūt
kažkokį procentą iš visų specialistų, ką jie turi, yra tikrai labai įdomus žmonės ir labai toje srityje, ką Grete klausėte, kur jau gali tau sudėti viską iš visų sričių, bet tokioje klinikoje gal būna 1-2 žmonės tokie, o visi kiti yra paprasti daktarai, kurie irgi yra žmonės. Vat jie nesako, kad tu sensti. Jie nesako, kad ko tu čia nori, pažiūrėk į savo pasą. O jis sakė, tai čia padarysim dar to, dar ten tų tyrimų, viską tau nustatysim, ten tavo genus, kad jau greitai turbūt ir iškarpys tuos genus. Tai šiaip faina yra, faina. Tai aš esu taip, čia yra mano toksai hobis. Ten nuvažiuoti. Ir pavyzdžiui, jūs išvažiuojat, kiek kartų į metus važiuojate į tokią kliniką? Aš norėčiau važiuoti kartą į metus į tokią įdomią gerą, nes jos yra brangios. Kartą į metus aš būtinai noriu važiuoti į rytus, į ten tas savo ajurvedas, kurios man balansuoja kitus lygus ir dalykus. Ir kartais dar norėčiau trumpai nuvažiuoti kažką pasižiūrėti, taip be ten didelės programos. Man trūksta laiko. O sakykit, brangios, visiems mums įdomu, va tas brangus. Kas tai yra? Savaitė tokioje klinikoje. Kiek tai kainuoja maždaug? Dažniausiai jie atskiria apgyvendinimą ir visas kitas paslaugas. Tai apgyvendinimas tikriausiai kainuoja para, tas kambarys viešbučio nuo 400 eurų. Gali būti ten aukštyn ir ten gali prezidentinius imti ten tos liuksus. O programa turbūt vidutiniškai kainuoja 3, 4, 5 startinis paketas, bet tai jis yra startinis. Ir jeigu nori nors kažką darytis daugiau, tai gali labai lengvai su truputėlė adaptacijos pasiekti ten 10, pavyzdžiui, lengvai. 10 000. 10-20 gali pasiekti. 10-20. Ja, o sakykit, čia nebūtina. Lengvai, man šiaip įdomu, nes netiek daug žmonių važiuoja į tokias klinikas ir informacinė prasme mums įdomu, kas tai yra. O sakykit, ar ten laisvai gali nusipirkti, atvažiuoti, ar reikia rekomendacijų, ten visi gali. Taip. Nuo žvaigždžių iki ir gali sutikti koridoriuose Bradą Pittą? Aš jo nesutikau. Bet esu sutikusi žvaigždžių. Pavyzdžiui. Ronaldo, pavyzdžiui. Ten yra ir kažkokių politikų garsių labai. Bet ten nėra jokių. Ir tikrai, šiaip, jeigu nori suprasti, kas tai yra, tai aš manyčiau, kad už kokius 5,000, taip tikrai gali pasibandyti tą pajutimą, kas tai yra. Ir koks tu grįžti, įdomiausia, koks tu grįžti po šitos. Taip. Ir yra didelis skirtumas, kokie jūs, tarkim, išvažiuot ir kokią nuotaiką, savijautą jūs grįžtat. Čiagi ten yra kokie tavo lūkesčiai. Jeigu tu nuvažiuoji, nemiegojęs, pavargęs, priaugęs svorio ir nori, kad po savaitės grįžtum, nuveži savo nuotrauką, minus 20 metų rodai va toks, tai gali net važiuoti toks, bet mano lūkestis yra kitas. Aš man yra įdomu, ką jie siūlo ir dažnai bandau dalykus, ką jie man siūlo, bet aš žinau, kad aš net nenoriu ir abejoju, ir čia vyks ir netgi man truputį baisu, kad ten man leis kažką, bet aš vis tiek pabandau, tai aš grįžtu ne iki galo, aš esu, jeigu vakarietiškos klinikos, aš esu patenkinta, kaip jie greitai mediciniškai tai sutvarko, padaro tyrimus, tave gali ten drenuoti visokie aparatai, ten limfa ir ten kažką nori, ten tą veidą būstinti, bet man visą laiką trūksta to rytietiško, kur jie tą turi balansą, kad tu turi kvėpuoti, tu turi atsipalaiduoti, jie ten tau pulsą matuoja, patys ramus. Tas mūsų vakarietiškas efektyvumas kartais pražiūri, kad mums reikia ir tos ramybės, tai man trūksta. Aš pasidarau dėl to kūno, aš jaučiuosi kaip padirbusi ten, dažnu atveju toj vakarietiškoj klinikoj. O kai nuvažiuoju tuos rytus, aš matau, ko jiems trūksta ir kad efektyviau čia būtų tas kūnas turbūt mane, jeigu padarytų. Bet aš grįžtu tokia pailsėjusią galvą ir tokia, man veidas pasikeičia, oda pasikeičia, aš atrodau kaip po kažkokių ten, aš savo atrodau.
jaunesnė, gražesnė ir lygesnė oda ir ten tos raukšlės dingsta ir pakėjo dingsta. Ir jie ten man tepa kažkokius aliejus, ne visada kvepiančius, ten šiltus ir ten tu valgai kažką, ko jau tu nebenori valgyti, nes nusibodo ten tuos daržovės valgyti. Tai, bet jie turi per daug metų, tūkstančiais metų rytiečiai turi kažkokį požiūrį į tavo kvėpavimą, tavo laikyseną, tavo ten vidinį buvimą. Jie moko būti tave su savimi, savyje ir gerai jaustis. Tai, ko neturi tiek vakarietiškai. O to sujungto kažkokio subjekto, objekto, tarp tos dviejų nėra tokios klinikos? Jie bando tai daryti, visi bando. Mano viena iš tų mėgstamų yra, kur aš ten būsiu ne vieną kartą, tai yra ŠA. Ir jie turi kelias lokacijas, bet pirmoji senoji yra Alicantėje, Ispanijoje, tai patogu nuskristi. Tai jie nežinau, kiek kartų yra geriausia pasaulyje ta wellness klinika, tai jie ten turi daugybę jogų, ten kvėpavimo praktikų, maisto gamybos, vaikščiojimo, visko, bet tai nėra tas. Jautiesi tikriausiai kaip pagal programą darantys, dabar aš vaikštau. Dabar turiu atsipalaiduoti, ar ne? Net nežinau, aš pavyzdžiui, pakeičiu tave daryti jogą arba kvėpavimą, tai gražų viešbučio kambarį, ten grindis, viskas tau tie kilimėliai kažkokie ir ten kondicionieriai kondicionuoja ir mokytojai pasimokė ir tu nuvažiuoji į tą Indiją, ten biški smėlio, biški kažkoks kilimėlis nedavalytas, ten pučia arba ten musės skraido ir ten tas senukas mokytojas, kuris nežinau kiek metų jis tai daro ir kaip išneka, ir kaip jis tave mato, ir kaip, tu matai, tai pas juos yra kraujyje, čia yra išmokti dalykai ir kai tu neturi kraujyje, tu negali to kito žmogaus tiek paveikti, aš manau, nes, kažkokios charizmos, energijos trūksta. Nueikite jūs pas gydytoją ir gydytojas turi labai daug žinių. Ir jisai tau kažką sako teisingai, ką tau reikia daryti, bet jis neturi kažkokio vaibo, tu nepasitik, jis tau kažkoks nemielas, jis kažkoks, tai čia turbūt tas pats. Čia tas pats turbūt. Tai, mes esame vakariečiai, yra rytiečiai, jie gyvena taip. O jūs turit pati Lietuvoje savo, ne verslo prasme, bet savo susikūrusi kažkokią oazę, kur atliekat galbūt ryte mankštą, aš nežinau, ar turite erdvę, kur jums būtų taip pat gerai, kur kasdien galėtumėte ten įgauti naują kvėpavimą dienai. Taip, aš turiu savo mano namai ir sodyba, šiaip mano sodyba turbūt yra ta vieta, kur aš labai mėgstu būti. Ir aš ten turiu tą erdvę, ten turiu kilimėlį ir ten gumų ir visokių, aš neturiu sporto įrangos. Bet turiu užmanimą pasidaryti pasistatyti sporto kambarėlį atskirai, nes ten netelpa dabar mūsų toj senoj sodybai. Tai aš turiu ir ta erdvė turi būti, aš nežinau kodėl, bet pagalvoju, kad man svarbu, kad jinai būtų kažkokia, tas vaizdas būtų, kad aš galėčiau matyti per langą, kad aš galėčiau ten atsidaryti tą langą, kad tas kilimėlis būtų jaukus, o ne tai, kad numestas kažkur kampe čia, kur yra vietos, kur čia jau nieks. Man tai yra svarbu ir aš turiu pasidariusi namuose ir naudoju, dabar turiu dar perskaičiu neseniai, neatsimenu kur, kad anksčiau būdavo madinga turėti vyno rūsius, dabar naujas luxury yra, kai tu daraisi sporto sales, tai iš tiesų yra tame racijos ir smagu, kad žmonės nori taip darytis, kad dabar tarp kitko kas projektuojasi savo butus ir galvoja, kur čia statys tuos treniruotojus. Tai yra sugrįžimas, kada čia yra 20 amžiaus paskutinis dešimtmetis, visi norėjo turėti savo baseinus ir sporto sales, tik ten minti dviratį ir kilnoti sunkumus, ar ne, o dabar jau mes daugiau į ramybę, meditaciją. O jūsų artimieji įsijungia į šitą jūsų veiklą, ar jie šiek tiek turi 2 dukras, vyras, jie tame pačiame vaibe, ar... Jie yra priversti, nes aš esu labai manęs daug ir aš labai visur reguliuoju visus. Labai mėgstu reguliuoti ir sakyti, ką. Ne, aš iš tikrųjų tai tikrai labai mėgstu dalintis. Ir aš mėgstu dalintis, ką sužinau su visais ir su draugais, pažįstamais, nepažįstamais. Tai mano vyras yra labai sportininkas. Aš nesu tokia sportininkė, bet
jeigu aš sakysiu, kad tu valgyk čia kažką, tai jisai gal valgys vieną kartą, bet šiaip mes labai esame skirtingi ir jisai, mes valgome kitus maistus, mes sportuojame kitų režimų. Mano dukros žino labai, ką aš darau ir viena ypatingai ir jai labai įdomu, ką aš darau ir jinai labai klausosi ir jinai išgirsta kiekvieno mano ten naujo straipsnio, podcast'o, ten kažkokio mokslo, info, ten kiekvieną dieną ryte, kai mes kavą geriame ofise. Tai, bet jos... Jūs kartu dirbat, atsiprašau? Viena mano dukra Urtėjo dirba kartu pas mus klinikoje, o kita ne. Tai jinai girdi mažiau ir jos yra jaunos, jos truputėlį maištauja, kad čia... Ir kitas dalykas, kad jie jauni žmonės, aš manau, kad turi turėti daug džiugesio gyvenimo ir kažkokių tokių dalykų pabandyti patys, tai aš nesitikiu, kad jos dabar eis su manimi miegoti ir valgys kaip aš ten tą varškę ryte. Aš juokauju, nebūtinai varškę, bet jos tikrai turi know-how, ko aš neturėjau, kai aš buvau ir kiek man užėmė metų, tai suprasti, kas man galėtų būti į naudą gerai ir kas man galėtų padėti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jos girdi. O jeigu joms reikės, tai aš jau joms pasakysiu, ką jos turi paskaityti, pasižiūrėti arba kokius, nuvažiuoti, pasidaryti, kad viena jau sutiko važiuoti į Ajurvedą. Viena jau buvo 2 kartus ir dabar jau prikalbėjau ir antrą važiuoti kitais metais. Prikalbėtų greitai matyti. O kada yra šiaip tas amžius, kada reikia pradėti rūpintis ilgoamžiškumu? Arba savimi čia gal net labiau? Aš tai galvoju, tokiame amžiuje, kaip jūs Greta esate, arba kaip mano dukros esate, todėl kad jūs dar esate tikrai labai... Aplink 30 konkrečiai. Taip, labai jaunos, labai gražios, jūs dabar tiek daug visko turite ir man norisi, kad jūs tai užkonservuotumėte kuo ilgiau ir kad žinotumėte, kaip grįžti į save tada, kai jau matysite, kad tai darosi sunkiau. Ir jeigu anksčiau atsirinksite būdus, kurie jums padeda ir kurie jums veikia asmeniškai, tai jūs turėsite didžiulį privalumą kai pradėsite amžėti. Nes jūs labai įdomi temą paminėjote tą pasipriešinimo iš dukrų atsirandantį, nes aš žinokit irgi tą patį jausmą jaučiu, kai atsidarai belę kokį ar podcast ar kažką ir tau duoda N dalykų, kurių tu negali daryti ir viskas yra blogai. Į saulę eiti yra didžiausias blogis, valgyti cukrų yra blogis, pieno produktai blogis, ten sportuoti nepavalgius blogai gerai, reikia protarpinis badavimas, bet kartais irgi blogai, ta prasme, tu pasimet visam tame ir atrodo, tada aš noriu mesti iš viso viską ir leiskit man, aš gyvenau ramiai savo gyvenimą ir jį toliau noriu ramiai ir noriu vyno taurę išgerti ir su draugais išeiti ir nueiti 3 ryto miegoti kartais. Dabar aš gal, tai mane pasitaiko iš galimybių, bet dar norėsiu tikriausiai gyvenime. Tai mano klausimas, kur yra tas sveikas požiūris, nes vis dėlto, jeigu aš dabar pradėsiu sekti visus savo rodiklius uždegiminius kortizolio lygius ir tai maniekiškai matuoti, tai tikriausiai savo gyvenimo džiaugsmą prarasiu. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kas tokie kertiniai dalykai būtų? Aš manau, kad gyvenimo džiaugsmas yra tikrai vienas iš tų dalykų, kuris, pavyzdžiui, esi atostogose, kažkur, neturi jokių rūpesčių, išgeri tą taurę vyno, nueini miegoti, dar prasėdi ten su kažko per naktį, nueini miegoti kažkur, ten geros emocijos, susipažįsi su kažkokiais žmonėmis, jie faini, visi ryte atsikeli nedamiegojęs, bet tu turi energijos, tu turi jėgų, tu esi vibe ten gerame ir tu gali viską sekti ir tu pamatyti, kad kažkas ten truputėlį nukrypo ir miegoti ir tada pradėti galvoti, aš čia taip darau, viską gerai ir vis tiek aš nukrypstu. Aš manau, kad viskam yra kažkokios tai ribos ir turi būti ir saikas, ir pajutimas, kas tau pačiam tinka, galvokime logiškai. Dabar, sakykime, yra žmonės gyvena dabar apie 80 metų pasaulyje, tai vyrai truputį mažiau, moteris truputį daugiau, Lietuva yra apie, neatsimenu, bet šiaip tai už 50 vietos, jeigu ten pasaulyje apskritai, ir niekur nėra, kad žmogus, kuris, apart tie 100-mečiai, kurie ten tose blue zones gyvena, tai jie ten gyvena 100 metų su trupučiu. Ir jie ką daro? Jie nepersivalgo, valgo gerą maistą, turi gerą orą, ten išgeria to vyno Sicilijoje savo, ar ten, nežinau, ir Sardinija. Ir bendrauja ten senukai susėdę
Visą gyvenimą bendrauja, nuo jaunystės jie bendrauja. Ir jie nieko ten neskaičiuoja, nieko nematuoja. Aišku, jie turi gerą geną, bet manau, kad krūva kitų dalykų. Taip. Ir dabar galvokime, kad žmogus, kuris turi daugybę pinigų, kuris ten save viską trekina, niekur neišeina, jisai ten jau, tu mane skambink po 90, jau ten vyno ne kelis metus negerės ir po to dabar jisai. Vienas iš jų susirgo autoimuniniu gastritu, čia kur viską darėsi. Brianas Johnsonas būtent. O kiti žmonės, kurie turi daugybę galimybių, daugybę coacherių ir juos seka, nieks negyvena 100 metų, kad tai nėra panacėja. Ko jūs atsisakytumėte, ką jūs beidėtumėte, tai nepadarys jūsų kažkokių supergalių. Tik tai aš galvoju, kad reikia gyventi taip, kad pasibandai, bet ir matai, tau veikia, tau neveikia. Kažką pasimatuoji. Tikrai naudotis vakarietišką mediciną, kuri tikrai žino, kad vitamino D kiekis turi būti toks. Negali būti apatiniai riboje, negali geležies turėti minimumą ir turėti energijos kaip moteris, kuri ten kraujuoja. Ten kažkokius kitus dalykus. Tai ką leidžia medicina vakarietiška tą sekti, o tada gyvensina rasti tų žmonių, kurie išmano atskiras rytis ir pasibandyti tau sportą. Raskit tai, kas tinka jums, bet esmė yra tai, kad tai galėtum daryti pastoviai ir kad tai būtų dalykas, kuris tau tinka, patinka, tu gerai jautiesi ir tada gali daryti pastoviai. Taip pat atsirinkti maistą, taip pat atsirinkti režimą, taip pat vynas, galbūt gali išgerti to vyno taurę. Aš čia šneku, kaip ne kokios klinikos žmogus, kaip kažkokia moteriškė iš sodybos atvažiavusi. Bet tas bendras gal ir įspūdis yra šiaip taip bendrai, kad apie visus tos papildus dabar tikrai, ką reklamuoja, ką reikia gerti, tie longevitis tipo papildai, ar ten būtų spermidinas, berberinas, dažniausiai kūnas gamina tuos komponentus pats, priklausomai nuo tam tikrų veiklų, tai ar būtų protarpinis badavimas, šildymasis pirty, maudymasis lediniam vandenį ir man tada irgi natūraliai visą laiką, kadangi ir jūs tiek daug apie tą gamtą kalbat, kyla klausimas, ar mes tiesiog nenutolsam nuo tų tokių labai natūralių dalykų, kurie žmogui neša malonumą ir gal ne kiekvienam reikia taikyti lysti, šiaip jeigu tau tai yra visiškai irgi nenatūralu. Ir tikrai tą, ką mes matom, tas rautą didžiulį N papildų, kurių reikia gerti, ar visiems mums juos reikia gerti? Tai tikrai ne visiems reikia gerti ir tikrai yra tie madingi dalykai, kuriuos tuo metu visi siūlo gerti. Tai kretinas, pavyzdžiui, NAD+, ką aš gaunu pastoviai savo sraute, ką maždaug būtina gerti, nes šiek tiek geriau to nuo to bus. Tai ar tikrai bus tik geriau? Aš pabandau viską, bet aš stengiuosi pasimatuoti ir sekti savo. Aš esu labai skeptiška ir iš tikrųjų tai tikrai galvoju, kad jeigu būtų galimybė maitintis, tai nėra jokio paties ten geriausio gamintojo, kuris yra apgavęs ten tą kūną, gamtą ir natūralius dalykus ir kad natūralus, gerai ten užaugintas kažkoks produktas tikras, turės tuos ten derinius skaidlos, vitaminai, ten kažkokie polifenoliai, kur tu suvalgai tą obolį iš kaimo ir jisai ten, ar nežinau, mėlynės miške surinktas, ne. Tai jos tikrai turės geriau negu kad gerti papildus, bet iš kitos pusės, kiek jūs valgote mėlynių, kiek jūs valgote ekologiškų, tai jeigu galite savo skirti ir tai reikėtų kažkada jūsų atveju Greta, mes su Gitana turbūt jau čia kažkaip jau savo, bet jums aš tikrai labai linkėčiau ir savo dukroms labai linkėčiau, kad jūs pradėtumėte labai kreipti dėmesį, ką jūs valgote ir kur jūs perkatės tuos produktus ir kas tai yra, kokie tai produktai, tai tikrai jums reikia sumažės ir jums kitokių reikės dalykų ten turbūt gerti, bet kartais jų reikia gerti, bet tai jums reikia gerti tai, ko jums trūksta, bet tai turi būti pamatuota. Ir jeigu rodo, kad jums trūksta ten to kažkokio, kretinas, nežinau, kažkokios mineralo, kažkokios medžiagos, tada ją galima papildyti, bet reiktų irgi pildyti kokybišką medžiagą, kuri ten turi mažiau priedų, mažiau ten kažkokių. Bet aš manau, kad energija, tas pats nadas, tai yra būstinti tavo energiją. Bet kaip gali energiją užbūstinti, tai yra fiziniai krūviai, tai yra protarpiniai badavimai, tai yra tas pats ten šaltis, tai pradžiai bandyk tos natūralius būdus, negu kad nusipirkti papildą, kuriame nežinai, kiek ten yra to nado, su kuo jis dar sujungtas ir jį gerti ir gulėti ir nieko nedaryti. Čia yra tas mūsų civilizacijos, kad visi nori, kad lengviau ir
žmonės pripranta prie lengvų dalykų ir mes esame kaip priklausomi nuo lengvų dalykų, nuo kažkokių malonumų lengvų dalykų, ko nereikia daryti, bet paskui tie lengvi dalykai daro mūsų gyvenimą sunku ir visom prasmėm. Mes turime pradėti pagaliau suprasti, ko mūsų kūnui reikia ir nepasitikėti nei marketingais, nei kartais net, nežinau, ten siūlomais tais ar prie papildais, ar dar kažkokiais tais visokiais metodais, kurie tu dediesi į save kažką. Jeigu tu dediesi į save kažką, tu turi žinoti, kad tai tikrai yra geras dalykas. Ir priežastį tikriausiai, kodėl? Kremus tikriausiai galime pakalbėti, kad mes čia ir tepam ant savęs. Mes atrodo, tai ką, užsitepiau, nueisiu, nusiplausiu po valandos, va šiandien daugiau patepta nei visada. Tai nieko, bet juk liks ar ne kažkas tai manyje. Tai čia yra mano nauja tema, aš negalvau, kad aš jos nežinau ir čia mane labiausiai nustebino. Pradėjau domėtis tai, ką aš naudoju kremus ir priemonės. Ir paaiškėjo, kad aš perku kartais už didelius pinigus kažkokį tai papromintą produktą, kuris truputį turi tos veiklios medžiagos ir gerų, bet turi krūvas medžiagų, kurios man pakenks, nes jos per odą patenka į kraują ir patenka viskas, patenka šampūnų, ten kremų ir kaip jūs sakėte, tai realiai jūs valandą pasitepėt, jeigu pasitepsit vieną kartą viešbutį kažkokią priemonę, nieks neatsitiks ten nuo to karto, bet mes tepamės metais, čia kažkur dabar skaičiu, kad moteris per dieną naudoja 12 skirtingų produktų ir tuose produktuose gali būti visokių, dabar tai, ką Europa bando drausti, tai medžiagų, kurios, tai kad už tavo pinigus tu nusipirki medžiagą, kuri biškį tave pagražina arba padrėkina ir kartu ten patenka į kraują, susisiurbia ten ir imituoja tavo natūralius hormonus ir išbalansuoja tavo hormonus. Tai kai pagalvoju tą, tai tada... Bet aš žinokit, galiu pasakyti, šitas sritis, aš pradėjau apie kosmetiką žiūrėti, kai pastojau, aišku, dėl to, kad ten yra tam tikri apribojimai kosmetikos priemonėse, ko negalima griežtai. Ir tada, jeigu apie kūno tepimą kalbant, tai iš viso tada tik natūraliai, nes vis dėlto vaikas viduje. Tada labai kažkaip man tas atsirado gal pirmą kartą. Ir iš viso to, kaip jaučiuosi, tai žinot, kuo ten daugiau skaitai, ypač aš nesu nei gydytoja, nei kosmetologė, nei dermatologė, aš neturiu jokio pagrindo, taip sakyčiau, tik tai kaip pati mąstau. Tai kuo daugiau tu skaitai, tai atrodo, kad nieko negali tepti, nes viskas yra tau toksiška. Tikrai, aš tokią kaip ir išvadą padarau. Tai tavo močiutė, kuri nenaudojo kosmetikos visai. Taip, bet mes jau kaip ir praėjom tą kelią, žinot, jau kaip ir praleidau šitą. Aš kažkada klausiau kosmetologės, kodėl mano vyras nieko netepa ir jam viskas gerai, o man ne, man nudžiūna veidas. Sako, dėl to, kad jis visą gyvenimą nieko netepa. Sako, jūs kiek tepat? Sako, kokių ten 15. Tai toks rezultatas. Tai ką aš noriu pasakyti, kad labai šitą informaciją, ką jūs sakote, aš sutinku su jumis ir tikrai reikėtų atsižvelgti, bet man nuoširdžiai kelia įtampa šitas, nes atrodo, kad kur be pasisuksi, tai tavęs visur laukia toksinai. Visur yra mikroplastikai ir chemija, kuri geriasi į tavo kūną per, kaip sakot, per šampūnus, per kremus, per daiktus gal kur lieti, per visur, baseinė chloras yra. Ir tada, kai pradedu apie tai galvoti, aš nežinau, ar čia bendras toks, aš stresą pradedu jausti, realiai. Taip, aišku, kad ir aš pagalvoju, kad man tai pasidarė apmaudu, kad, aš už savo pinigus pirkuoti kažkas nesąmonės, kur apgavo mane kažkokie marketinginiai žinutė. Bet dabar nusiraminau, atsisinčiau porą programėlių, praskanavau viską namuose, ne viską, nes galiu pasidalinti, ten yra porą programėlių, kurios tai viena... O kokios jūs galit pasakyti mūsų klausytojams irgi? Jo, yra Yuka Food, viena tai skanuoja ir kosmetiką, ir skanuoja maisto produktus, tai šaldytuvę atsidariau. Pienas su barkodu, pienas buvo 60, žalės, jau ten 100 balų skalėje ir kažkokie miltai buvo lietuviški, kurie buvo ten pesto padažas iš kažkur pirktas, ten dar buvo blogi. Tai šiaip fainai, iškart gali pagalvoti, tada jau šito aš nebepirksiu, tą pesto paprašyti, kad vyras man namuose pagamintų, jis labai gerai gamina. O kosmetika irgi. Tai radau labai geros, radau, kur labai, labai, labai paprasta. Tai aš galvoju dabar, išsiaiškinsiu tuos brandus ir naudos tuos brandus. Galite turėti programėlės, nusiskanuoti ir nebepirkti daiktų, kurie ten iš 20 balų turi 0 arba 2 balus už savo pinigus, bet geriau nusipirkti,
kuris turi 15, 16 arba ten 10, nors jau ten tų žaliumo balų. Tai čia kita yra programėlė INCI Beauty, kuris skanuoja kosmetikos produktus ir čia iš to tokios dvi populiariausios. Nu, man atrodo, kad yra sąžininga žinoti žmonėms, dabar AI labai tokių pagalbos duoda, tai sąžininga yra išmokyti žmonės, kad jie nuspręstų, ar jis nori turėti tos chemijos savo kraujyje ar ne. Nes jeigu tikrai jūs naudotumėt nedaug, bet jūs naudojate daug metų, mes pradedam vaikams savo tepti ir jeigu, jau šnekėm prieš tai, kad čia aš išgirdau tą info, kuri man irgi buvo nauja, kad medžiagos, kurios yra kosmetikoje, ne tik kosmetikoje ir maiste, tai kurios patenka, jų turi būti kuo mažiau, kad jau ant tų ingredientų sąrašo, kad kuo mažiau ten su tais pavadinimais visokiais, ten, kurių tu negali paskaityti. Tai tada jau iš karto yra geriau, gali nusiskanuoti, pasižiūrėti, bet šiaip, kadangi tokia problema, kad dalis tų medžiagų, kurie yra konservantai kosmetikoje, tai vienas yra ten tie mikroplastikai, kurie paaiškėjo, kad mažina vaisingumą žmonių ir čia Amerika apie tai jau pradeda labai šnekėti ir matuoti, kiek mažėja vyrų spermos kokybė, mobilumas ir ten kokybė kas metus ir tai tikrai labai daug ir jau labai pasikeitė yra ten per 40 metų dabar ir galvojom, kad vis daugiau reikia žmonių to, pagal dirbtinio apvaisinimo ir ne aš taip jau greitai, o šiaip, kad tos medžiagos yra mamų piene, ten krūtyse, vyrų sėklidėse. Tai naujagimiai net gimsta. Net naujagimiai gimsta jau turėdami mikroplastiką. Tai dėl to tai tikrai yra problema ir kad mūsų civilizacija, tie atradimai, patogumai, supakavimai ten duoda mums patogumo, bet paskui paaiškėja retrogradiškai, kad tai mums padarė meškos paslaugą ir kad mūsų močiutė, kurie nieko nesitepė, jinai valgė savo tuos, nežinau. Puikiai atrodė ir puikiai jautėsi. Taip, mano močiutė irgi gyveno kaime, nieko nesitepė, valgė maistą, kurį jau mes sakom, kad čia jau ten daugiau daržovių ir čia nevalgyk tų lašinių, tai jinai valgė tuos lašinius ir turbūt beleka. Ir jinai gyveno savarankiškai ir buvo šviesaus proto. Tai va čia irgi tie pavyzdžiai, kad kažką negalima tų pavyzdžių imti ir iš šiandieną paimti. Taip, mes žinoma, kad mes nebegyvensim. Taip, ir mes esam taršoj, mes mieste gyvenam, mes skraidom lėktuvu, mes, nežinau, ant dalykų darom. Norim gražesnės odos, norim būti madingesnės ir pavyzdžiui, kaip Violeta atsimenė savo, kada jį pradėjo, kad nori būti sveikesnė ir amžėti gražiai. Tai mano pirmas įspūdis irgi buvo, gal buvau šiek tiek vyresnė už tave ir aš važiuodavau rugsėjo mėnesį į Kanus ir ten tiesiog, kai baigėsi turistinis sezonas, tiesiog pagyvendavau ir vyras dirbdavo, aš pabūdavau tokią savaitę savo. Ir aš ten, kai pamačiau ir suvažiuoja visos prancūzės ir pamačiau, kai moteris, tarkim, 70 metų, jinai gal ir susiraukšlėjus bet visiškai netitrukus nuo pasaulio, jinai žino visus trendus, jie apsirengusi madingai, jie gyvena čia ir dabar, puikiai jaučiasi, sportuoja ir aš tada manom buvo pirmas kartas, šitaip aš noriu senti. Ir tai gal buvo greičiau ne apie odą, ne apie tai, kad aš išlikčiau ten be mimikos raukšlių ir su kitokių, bet apie tai, kad netitrūkti nuo pasaulio. Aišku, mada gal buvo ta vieta, kur man visada labai įdomi. Ir aš stebėjau, kaip jinai gyvena ir kad ji gali gyventi iki tol, kol padės iš aukštą. Tai čia apie viską matyti. Taip ir tas pasaulis keičiasi. Aišku, mes jį turim paimti ir mes norim jų kitokios būti nei mūsų močiutės ar mamos ir taip toliau, tu nori būti kitokia nei aš ir tai ir normalu ir tu galbūt ir esi ir šviesesnė ir daugiau žinanti, kad ir amžėjimo srity ir daugiau besidominti savo kūną, nei aš tą dariau tavo metu. Tiesiog gal mes laikmečiai labai skirtingi, visų pirma, mes vis tiek esam skirtingų kartų atstovės, jūs dar užaugo toj, sakyčiau, tam idiliškom, kaip dabar yra labai didelis nostalgija, Z kartą jaučia tiems 90-iesiems ir viskam, nes čia buvo toks kitoks laikas maždaug.
Tai jūs jau tuo metu suaugęs buvot, bet tam dar idiliškam, aš jau augau su Coca-Cola ir čipsais namuose, kuriuo aišku būdavo nedaug, mes žinojom, kad jie nesveiki. Ir vis tiek to natūralumo dar būdavo. Bet po to, kas dėjosi vėliau mano studijų metais, tai mes visiškai perėmėm, tas greitas maistas tapo viskas labai prieinama, tas virsmas. Tai natūralu, aš jau dabar esu tam etapą, kur aš sustoju ir dabar pala. Tai dabar čia kažkas jau negerai vyksta. Tai jeigu aš noriu gerai jaustis, būti sveika, graži, kad mano vaikas mažas, jį sveikai maitinti, tai aš būtent turiu jau šiek tiek pasirūpinti ir pasižiūrėti. Jums gal nėra tokio atmetimo reakcijos, nes jūs nebespėjot jau važiuoti tą junk foodo, taip visą tą kultūrą, nes buvo suaugę žmonės vis dėlto. Pavalgėm ir mes, nėra ko slėpti. Pavalgėt, bet ne taip. Ir vyno išgėrėm ir pavalgėm ir to, ko dabar nebegali sau leisti. Ta prasme, ne tai, kad išgerti taurės vyno, ką mes kalbam, bet jau butelio jau matyt nebe. O kalbant dabar apie šitus dalykus, ką jūs pasakytumėt, kas yra kokie 3 didžiausi ilgaamžiškumo priešai? Ko griežtai galima nedaryti? Kažkokios yra bendros taisyklės, ko griežtai nedaryti? Aš net nesakyčiau ilgaamžiškumo. Aš sakyčiau geros savijautos turbūt, nes kaip ir sakiau, kad aš turbūt nematau prasmės gyventi 90 metų, 100 metų, bet jeigu aš nuo 60 aš jau ten nieko savo negalėsiu keliauti, negalėsiu dirbti, aš negalėsiu daryti, ką aš dabar darau, aš noriu tai daryti iki 80, mažiausiai turbūt, gal aš iki 85 norėčiau daryti, ne tiek visai visko, bet aš noriu būti aktyvi ir priimti gyvenimą ir naudotis gyvenimu ir keliauti ir susitikti su žmonėmis ir bendrauti. Taip. Tai va dėl to. Tai, o dalykai, kurie, taip, sakėt, klaidos ar dalykai? Kokie tokie pagrindinės jo priešai? 3 dalykai, kurių tikrai reikėtų išmesti iš savo gyvenimo rutinos. Nerūkite, aš jums padėsiu. Ne, aš sakyčiau, kad pirmas dalykas yra pradėti domėtis nors tais elementariais dalykais ir suprasti, kas tau yra gerai ir blogai ir nepasitikėti, ką tau sako kiti. Nepasitikėti, ką tau sako kiti. Aš manau, kad nepasitikėti marketingu, nes dabar yra labai daug info ir dėl to ten visom prasmėm, kad turi patikrinti, jeigu nutari įvedinėti į savo kažkokias rutinas, tu turi nepasitikėti, kad tai tau bus geriausias variantas. Kitas dalykas yra, aš manau, kad per didelis maisto kiekis, kurį mes naudojame. Ir visom prasmėm, ir per dažnas 24/7 maistas yra aš manau, kad tai yra turbūt net numeris 1, nes mes turim valgyti mažiau ir daryti pertraukas, nes dabar didelės pertraukas. Kiekvienas turbūt individualiai. Aš, pavyzdžiui, galvoju, man, pavyzdžiui, labai tinka 4 valandos maždaug. Bet kur čia visokių teorijų yra, kaip valgyti, kaip dažnai ir kad po nedaug, tai ne, nes manau, kad pagal tiek, kiek aš dabar žinau, kiek aš pasidomėjau, kiek aš pati taikausi, tai aš geriausiai jaučiuosi, turiu daugiausiai energijos, kai aš darau pertraukas ir leidžiu savo kūnui atsistatyti po to valgymo, balansuoti ten fermentus ir insulinus ir ką tik tai nori ir turėti jėgų, nes mums nereikia tiek to kūro, kad mes būtumėm, tas kūras mus nuslopina paskui. Tai kitas yra turbūt rasti būdą, kuris tau tinka judėjimo arba aktyvumo, bet kokį, ir tai nesirinkti šablono, kad dabar 3 kartai svoriai. Aš manau, kad bet kas tinka kiekvienam ir kas džiugina ir leidžia tai padaryti įpročiu, kad galėtum judėti ir kuo mažiau būti pasyvus, tas bus pliusas. Tai tas nieko nedarimas ir galvojimas, kas čia man tiks, ar man apranga netiks, tai dėl to aš čia nieko nedarysiu, nes negražiai atrodysiu su tais treningais. Tai šitas. O kitas, sakyčiau, galbūt kartu, toks vienas turbūt, tai tas džiugesys gyvenimo ir kurį įneša ne apsiribojimas ir nebandymas įsprausti savai kažkokią tai talentyną pagal tuos dabartinius ten rekomendacijas, kur aš čia telpu, koks čia mano tas protokolas judėjimo, koks čia miego, koks čia ten išgerimo, koks čia dar. Aš manau, kad tai turi maždaug pasigalvoti gal intuityviai, kas tave labiausiai džiugina, tai kad bendravimas ar nebendravimas laikas savo, ar kas balansuoja tavo stresą, kas suteikia tau ramybės ir energijos ir motyvacijos. Taip, aš labai iš tikrųjų prieš šitą tinklalaidę skaičiau įdomus
Elizabeth Blackburn studija, kurias kolegė darė apie motinas, kurios tyrė 2 grupės motinių, jūs tikrai žinote. Viena, kuri turi chroniškai sergančius vaikus, kita, kuri augina sveikus vaikus ir žiūrėjo jų fiziologinius rodiklius, tai telomerazė ir telomerų ilgį, tai realiai tos amžiaus, tos, kaip čia jo, biologinio amžiaus rodiklius. Ir jų apklausas darė psichologinės, kaip jos jaučiasi. Tai yra 2 labai įdomus atradimai. Tai vienas yra, kad moterys bendrai, kurios augina su negale sergančius vaikus, daug daugiau streso patiria kasdienybei ir gerokai greičiau seno, tiesiog gerokai greičiau. Kiekvieni metai, kiek jos augina tą vaiką, joms labai daug didesnį įtaką jų amžiui tam biologiniam darė, bet man dar įdomesnis iš tikrųjų atradimas buvo, kad antras, kad jeigu palygini moteris, kaip jos jaučiasi, nes kai kurios moteris augindamos ir sveikus vaikus jaučiasi labai didelį stresą patiriančios, tai realiai tos sensta greičiau, net už tas, kurios turi daug rūpesčių, bet jaučiasi tarsi, kažkaip susitvarko tuo. Tai kad tas būtent lėtinis stresas yra vienas iš didžiausių tų, kaip ir mūsų senimo rodiklių. Tai man šitas tokia, nežinau, gal tokia ir buvo bendra ir net labai geras pamastymas, nes tikrai gal tas pasaulis mums dabar tokias ir stresą suteikia. O man vienas faktas iš tos pačios temos irgi yra iš tikrųjų paveikęs ir jis man sėdi visada galvoje, kad vienišumo jausmas, ta prasme tas bendri, kai tu vienas pats esi ir neturi gal ir gyvenimo partnerio ir tas vienišumo jausmas, vienatvė priliksta 13 surūkytų cigarečių per dieną. Ta prasme, kai nėra seksualinių santykių. Ir aš manau, mes irgi nepalėkitėm tos, nes dabar jau, jeigu pasaulyje tai yra įtraukiama į tai, kad tas glaudus seksualinis ryšys ir pastovus, jisai irgi turi įtakos tam ilgamžiškumui, ar ne? Ir ten, man atrodo, aš jau dabar bijau metais pradėti minėti, nes galiu suklysti, tikrai nesu giliai tame, bet jau žinau tą faktą, kad šito mes negalime išbraukti iš šito gyvenimo, to savo vitališkumo, to savo gyvasties ir ką jūs Violeta taip manot apie tai? Kodėl tas pas mus vėl tapo šiek tiek, žinot, mes visur kalbame labai dažnai apie vidų, apie balansą, apie tą su savim susidraugavimą ir labai mažai kaip kokiam 20 amžiaus pabaigoje, kur mes darėm tokią revoliuciją, pradėtą apie tai šnekėti, mes nutilom apie seksualinį gyvenimą ir ryšį tarpusavio. Čia tabu tapo, kas pas mus įvyko visuomeniai. Jūs labai geras abi temas pasakėte. Aš žinau tą studiją, kurią jūs girite paminėjote, taip iš tikrųjų žmonės, moteris, kurios gyvena strese, jos sensta greičiau. Ir kitas dalykas, tą, ką jūs sakėte, ir apie ką aš norėčiau pradėti šnekėti čia. Tai nešnekėjom todėl, kad apskritai moterų funkcija buvo pagimdyti vaikus ir juos paauginti ir tiek žinių. Niekam neįdomu. Ir medicina nieko nedarė, kad moteris pagimdžiusios vaikus ilgiau gyventų, nes jų kaip ir nereikia. Jos tik tai tokia. O vyrai ten paskui, jie išlaiko, jie ten pinigus atneša, tai jie gal ir anūkams uždirbs, tai gerai. O moteris pagimdė ir viskas laisva yra. Tai čia tokia biški, gal su ironija pasakysiu, bet tai buvo kaip moters paskirtis per visą tą mūsų civilizaciją žmonijos. Tai čia yra ta priežastis, kodėl čia tai buvo ir kodėl čia nieko. Medicina skiria daugybę pinigų vyrų problemams, vyrų erekcijai, pavyzdžiui, ir 10 kartų mažiau moterims po menopauzės, kai jos čia praleidžia 40% savo gyvenimo. O kas liečia moterų sveikatą, tai didžiausia turbūt yra pinigų sumos yra skiriamos vaisingumui ir ten kontracepcijai, kad jos reguliuotų tą reikalą, ir čia toks buvo biznis didelis, bet nieks tarpe po to, kai tu pagimdai vaikus ir jeigu tu jų nebeplanuoji, tai kaip tave išlaikyti maksimaliai gerą, jauną, gražią, čia nieks į tai neinvestuoja, nes čia kol kas tai nebuvo tema, ir dabar moteris į tą ateina. Ir seksas yra vienas iš atsakymų, kaip išlikti? O seksas yra kita dalis ir seksualumas ir hormonai, kuriuos naudoja vyrai. Tai testosteronas, kurį skiria dabar ir yra registruoto FDA turbūt 18-20 preparatų. Ir jis yra skiriamas libido, didinti vyrų seksualumą. Ir buvo manoma, ir moterims nėra Amerikoje nei vieno preparato testosterono arba ten kažkokio libido didinimo preparato nėra. Tai čia iškart, kad vyrai
didina libido ir tu nori sekso, o moteris neturi jokios tame, netgi jeigu jos nori turėti libido, netgi jos turi galbūt partneris, kurio nori turėti to sekso, jos negali gauti tų priemonių, nes joms nereikia, nes tai buvo nutarę tos garsiosios pasaulio vaistų agentūros, FDA pavyzdžiui. Ir dabar apie tai labai pradėjo šnekėti kelios moterys amerikietės, tai viena yra Kelly Kasperson, kita yra Rachel, pamiršau jos pavardę, Dr. Ruby, man atrodo, neatsimenu dabar tiksliai, tai jos pakeitė, bando keisti metodikas, algoritmus gydymo ir kad moteris turi gauti testosteroną. Tas testosteronas ne tik, jis aišku yra ir lytiniams santykiams ir libido. Jeigu tu nori, tu gali rinktis turėti tuos lytinius santykius, jeigu tu nenori, neturi partnerio. Bet kitas dalykas, kad testosteronas yra ne tik potraukių lytiniam, jis yra labai daug veikia kognityvinės funkcijas, dėmesį, koncentraciją, sprendimų priėmimą ir raumenų išsilaikymą ir jų nenykimą, kas nutinka vyresnėms moterims. Ir tai, tie preparatai dabar juos registravo Australija ir man atrodo, Britai tai padarys. Mes Lietuvoje savo klinikoje jį skiriame, čia yra gydytojų atsakomybė ir pacientų atsakomybė. Ir pasaulis tai pradeda daryti ir pradeda skirti moterims tuos preparatus. Ir čia yra apie tą, ką jūs sakėte, kad jeigu moteris dabar yra sveika, jauna, galinti sau leisti viską, turėti partnerius, jeigu jinai jį nori turėti, tai galų galia, jeigu jinai nenori jo turėti, tai dabar, jeigu taip jau visai atvirai, tai tikrai jos yra asmeninis reikalas, kaip turėti jai kažkokį ir kūno, ten tą gerą savijautą, pasitenkinimą, energiją ar kažką. Tai čia yra, šiais laikais mes nebūkime kaimas, pelkėse, ten kažkur Lietuvos, tikrai viskas, kas leidžia žmogui atsipalaiduoti, nuimti stresą ar persikrauti, kas tau padeda, jisai turi teisę pasirinkti ir mes turim leisti tam žmogui pasirinkti, o nesakyti, kad, tai ką čia tau dar sekso reikia, ten kiek tau metų dabar yra, ta prasme, kad baigim šitas bairius. Aš tiesiog labai buvau pradžioje, nes kai kūrėsi nepriklausomi žurnalai gyvenimo būdo, aš jau buvau pabaigusi studijas, ištekėjusi ir atėjau dirbti žurnalą Laima ir mano leidėjas sako, žinai, Gitana, ateina vis dėlto toks metas, kai reikia pradėti kalbėti mums atvirai apie seksą, nes pas mus jo nebuvo, ar ne, vien tik platoniška, romantiška meilė. Ir sako, aš manau, kad tai tau čia bus geras startas, tu tą ir pradėsi daryti. Ir kaip mes pradėjom kalbėti su seksopatologu ir psichoterapeutu Šapurovu Viktoru, ir kalbėjom apie būtent ir apie techniką, ir apie tokį švietėjiški tie tekstai. Buvo ten nedaug dvasinių vertybių, bet daug apie pasitenkinimą ir taip toliau. Tai mano vyro klausdavo, ta prasme, draugai, o tau tai ką normalu, kad jie po to interviu pasirašo savo tikrą pavardę. Tai aš kalbu apie tai, man dabar labai juokinga prisiminti, bet tai buvo tokia pradžia, tai buvo... Ir po to, aišku, įsivažiavo, mes kalbėdom jau labai normaliai, bet dabar aš jaučiu trūkumą šitų temų, atvirai kalbančių, apie būtent tai, kad ir nepaisant kiek metų, mes norim būti gražią, žavėti, gundyti ir būti aktyvius. Nenori, tai nenori, bet tos, kas nori, mes turim kalbėti ir tą turim turėti savo gyvenime ir tai labai veikia mūsų sveikatą, pasirodo. Taip, ir kartais, žinot, žmogus nenori todėl, kad jisai nežino, kas tai yra ir jisai nemato skirtumo, kaip tai yra, galų gale ta pati energija, bet kokia, ten ta jėga, kažkokia neapsnudimas, tai yra vienas iš tų. Moteris testosterono turi visą savo gyvenimą ir jaunystėje labai daug ir jis pradeda mažėti tam tikrame amžiuje anksčiau netgi negu estrogenas. Visas pasaulis skiria vyrams testosteroną, nes jiems reikia libido, jiems reikia lytinių santykių. Tai su kuo jie tuos lytinius santykius turės tada? Ta prasme. O moterims nereikia jų. Tai tada vienas dalykas, tada jie ieškosi jaunesnių arba kažkokių, nes tos jų žmonos nenori to sekso. Tai šitą klausimą irgi galima išspręsti. Ir galbūt ten dar yra kita tema, kad moterims su amžiumi atsiranda dėl hormonų, būtent to estrogeno nebuvimo,
gleivinių klausimas, skausmingos tas lytiniai, kuriuo irgi galima sutvarkyti labai paprastom priemonėm, tuo pačiu vaginaliniu estrogenu, kuris visiškai saugus, kuris visiškai, kad mes apie tai nešnekame, kad mes gydome kažkokius dalykus, o nešnekame paprastų. Tai, mes tiesiog gal normalizuojame, kad moteris, jeigu nenori sekso, tai čia normalu yra, kad moteris nenori. Vyrai nori visada, moteris ne. Taip, ir netgi jauna moteris kartais nenori sekso, nors, nes ir tai turbūt kažkuriais atvejais yra kažkokių hormoninių sutrikimų jos pusiausvyroje, kurios turėtų būti, nes jauna moteris turėtų iki tam tikro amžiaus tikrai turėti pakankamai testosterono ir jinai turi norėti, nes jai yra ir tas turbūt iš savo ten vaikų turėjimas kažkoks reikalingas dalykas. Tai čia galbūt yra ir vienas iš ženklų, bet iš kitos pusės tikrai gali pasirinkti, tu gali pasirinkti turėti, turi neturėti, galų galia gali turėti ten kaip nori turėti dabar tos santykius. Tai aš manau, kad mes turim leisti žmonėms pasirinkti, leisti žmonėms žinoti ir apie tai šnekėti. Ir neišbraukti gerų dalykų iš gyvenimų. Tai visiškai. Ir tie geri dalykai yra, taip, galų gale, gal tas gyvenimas pasikeis žmogui, susitiks kitą žmogų, galbūt yra daugybė vienišų žmonių, Čia apie vienišumą iš tikrųjų man labiausiai aktualu, nes mes einame tą, mūsų visuomenės eina į tą, mes užsidarom dėl gyvenimo būdo, dėl visų techninių galimybių dirbti čia ir dabar, mažai susitikinėjom, tai kaip ir bendravimas tampa prabanga, taip ir gali daugybė dalykų susijusių su kitu asmeniu tapti prabanga. Bet dabar čia yra mūsų šito atradimų medicinos ir privalumas, tai kad mes galime leisti savo būti energigomis, sveikomis ilgiau, galime susitvarkyti tuos dalykus, jeigu norime, ir galime būti ir patrauklios, ir seksualios, ir turėti tuos santykius, ir su kuo nori gali turėti, gali pasirinkti, jeigu netgi nori. Aš tai pavyzdžiui už tai, kad moteris tikrai yra išsilavinę, daug pasiekę, jos turi galimybių, pinigų ir jos nenori bet kokių santykių, bet ko tai, kad leiskim žmonėms, kurie nori turėti tai, ką nori patiems priimti sprendimus, kaip jie nori gyventi ir ką jie nori daryti. Puikiai pabaigėm. Ačiū, Violeta. Labai ačiū Jums už pokalbį ir dėkojame mūsų partneriams viešbučiui AC Hotel by Marriott Vilnius.